Gerai. Lietuvos vaikai, stovėsim vien širdžiai, tvirta dora, rankoj ranka. Žemės, vėliau Prūsijos dalis, pačiu Vokietijos imperijos dalis. Iki 1923 metų jų karalius yra buvęs Prūsijos karalius. Tai yra vienas toks geras darbas ir bažnyčiai. Žinoma, jei būdavo priskiriama, kad daug giesmių yra sukūrusi jinai, bet labiau jinai rūpinosi liuteroniško giesmynų reikia. Su sparnu, tai jau buvo tikriausiai devintas ir turėjo namuose. Bet kodėl jis buvo piktas paauglys? Todėl, kad jis per pamoką pakėlė ranką ir sako: Tėvynę Lietuvą, visi už Lietuvą, tėvynę Lietuvą ir seksim pravočiu. Gražiai nušvis visa tėvynė Lietuva. Niekas padidintas? Pravalas. Ten buvo padidintas. Koks pravalas? Todėl, kad ant kalvos pastatytas, jisai yra 100 kaip ir metrų. O po to Raimundas sakė, ten nusileisti ir pamatuoti upelio temperatūrą. Kaip ani. Lipsia pačion atsisuk, paskaičiuosi. Nereiškia apsirengti šiandien. Gal nusirengti? Nu, čia ant ką. Ir staiga pailtų jau po kojom, kad jau smėlis. Aš, žinote, sunslausom tai kilau iš to. Nu, yra tokios tradicijos. Na ir šioje bažnytėlėje, oi dar apie, kad čia klausėt, kad kas išlikę yra, paskutiniai remontai yra daryti sovietų laikais. Tai buvo, jau daug didžiuojamės, perka senus namus, renovuoja, statosi, kas tikrai turime daug žmonių. Nes gyvenam labai gražiai, beveik gerai. Pagal jo projektus, jį patį ir brėžinius, matysim, muziejuje pačiame pagamintas buvo 2007 metų. Gimtinė, pastatytas akmuo ir sutvarkyta visos vieta. Ir visus šitus darbus. Grojam, aš filmuoju.
Jeigu turėjo turtingi, tai kodėl ne tarnus siuntė žąsų parduoti, o vaikus? Nu, labai, kai turėjo. Jo, daug kas šeimose, daug kas važiuodavo. Oi, aš įsivaizduoju. Už tai, kad čia yra. Šitas o senas namas, čia tokia kažkokia aura yra. Jo, čia tai tas tiesa jau. Tas... Šalis, kur miega, kapuos vyrai, gražiai tu savo dangaus vėlyje, brangi tiek vargo, kančių Spalvų gaivumo, tai pasiilgstu tikro dūmo, garuojančiai iš molio krosnis, šakom prie kelio moja gluosnis ir kviečia eiti prie upelio, vandens tyrumas netgi gelia.
rimtą eilėraštį norėčiau paskaityti, kadangi damos labiau mėgtų, kad būtų grynoji lyrika. Šarvuoja skalime. Merginos į vidurį, berniukai iš kraštų. Merginos į vidurį. Berniukai iš kraštų. Merginos į vidurį, berniukai iš kraštų. Upsala.